2471 dieną be nelaimingų atsitikimų. Kilometrą tokio gabalo išvažiuoja pas klientus. Va, dabar rodo galą, kad aš gale stoviu ir jam važiuojant labai aišku, kad gale atsirado žmonės. O tai čia NASA's iš kur naudoja tokią technologiją? Jie naudoja būtent sėdynę. Labą dieną. Sveiki, Robertai. Labai džiugu, kad jūs pasikeitėt pas save, bet žiūrovams tikriausiai gal reikėtų irgi papasakoti, kur esam ir kas jūs esate. Tai aš esu Robertas Kelminskas, esu Vita Baltic International techninio vystymo vadovas ir jūs esate UAB Vita Baltic International gamykloje. Atvykom tikrai nebe priežasties, ogi žinome, kad jūs pirmieji, galim sakyti, Lietuvoje įsidegėt pačią pažangiausią saugumo sistemą kartu su mūsų kolegomis iš Šalo, tiesa? Taip, tikimės, kad tai tiesa. Jūs ant stalo matote puikius sensorius. Ši sistema vadinasi Linde LSG arba Linde Safety Guard. Besisvečiuojant Vita Baltic sutikome įmonės vadovą Karolį. Sveiki, malonu, kad atvykote į Alytaus rajoną, į Vita Baltic International. Mes savo veiklą pradėjome 1997 metais. Viso turime šiai dienai 33 gamyklas Europoje. Nebūtinai tokio dydžio kaip mes esame vieni iš didesnių, yra ir mažesnių saitų. Gaminame šiai dienai apie 80 skirtingų porolono markių. Aha, tai labai daug. Ir kur konkrečiai panaudojamas tas porolonas? Tai didžioji dalis keliauja į baldus. Lengviausias pavyzdys, visi turim namie sofas lovas, tai sėdimoji dalis bus minkštesnė, atlošinė kietesnė, tai dėl to reikalingos skirtingos medžiagos. Toliau turim laminavimo cechą, kur poroloną supjaustome į lapus arba į ruloninį, ten klijuojame. Tai lengviausias pavyzdys kempinės. Taip pat, jeigu teko matyti muzikos studijas, sienelės yra tam tikros išdėstymais priklijuota porolonas, tai irgi tikėtina, kad tai yra mūsų. Bent jau mano kolega minėjo, kad būtent čia pas jūs įmonėje įdiegta būtent tas pirmasis saugumo sistemų sprendimas, toks individualus pritaikymas, kuris yra, kaip sakykime, pavyzdinis, netgi aš sakyčiau, niekas jūsų įmonės grupė, netgi, man atrodo, net ir Lietuvoje, netgi kažkokia autentiško varianto net neturi. Ne, nei grupėje, nei kitur nesu girdėjęs panašios sistemos, tai galim pavadinti, kad mes esame pionieriai. Kiekvienam darbuotojui, kuriam rūpėjo saugumas, jis tiesiog gali prisisekti šį daviklį ir vaikščioti po pavojingą teritoriją, tarkime. O krautuvose yra atskiras modulis, kuris integruojasi ir jis taip pačiai turi ekranėlį, kur net rodo, iš kurios pusės artėja pavojus arba, net ne pavojus, galbūt žmogus artėja. Yra abipusiai, ar ne, veikia, sakykime? Taip. Ir darbuotojas jaučia garsą. Ar vibruoja dalis, ar ne? Taip. O dabar prasideda kaladėlių. O, prašau, žiūrėkit. O, čia yra nudažyta. Jie yra ne tai, kad nudažyta. Dažniausiai jau su klientais yra suderintos šitos spalvos, ten vien tik dėl spalvos reikia. Vykome į gamybą, čia yra mūsų pagrindinė gamybos mašina, tai trumpai parodysiu, kaip viskas veikia. O, kaip matote, čia skystos žaliavos pilamos į konvejerį, vyksta reakcija ir viskas teka ir užauga porolono gabalas. Masė, ne? Matau, čia iš tikrųjų dydžiai tai tikrai įspūdingi, labai dideli gabalai. O kiek per dieną tokių pagaminat? Bent jau kilometrą tokio. Kilometras? Kilometrą tokio gabalo išvažiuoja pas klientus. Oho. Tai šalia manęs yra Audrius, kuris yra atsakingas už būtent saugą ir, galim sakyti, krikštatėvis, kaip man minėjo, būtent dėl saugumo sistemų įrengimo, būtent Vita Baltic. Tai dar kartą laba. Sveiki, gyvi. Prisistatykite ir patruputėlį papasakoti būtent apie šitą sistemą. Jo, tai aš šitoj kompanijoje dirbu jau 18 metų. Ir mes sukom galvą, kaip išsaugoti žmonių sveikatą ir susitart su gamybininkais, kad greitis nenukentėtų. Pati ta sistema dabar, tai jeigu būtent plačiau gal papasakykime, būtent čia yra tas, nežinau, daviklis. Jo, tai čia yra asmeninis daviklis, saugos įtaisas, kuris sumažina krautuvo greitį, bet tai nėra vienintelė jo funkcija. Ir jisai įspėja patį žmogų, kad kažkas artėja prie jo. Tai jeigu vaikščiojot pas mus, matėt daug kampų, daug susikirtimų, kur tu tiesiog negali pamatyti to krautuvo. Krautuvas yra elektrinis ir porolonas sugeria ir tą net mažytį garsą, kurį jisai skleidžia. Tai reiškia, jisai privažiuoja prie tavęs labai tyliai ir tave turi kažkas patraukti už rankos, įspėt, kad
kad atvažiuoja krautuvas. Ir mano kolegos kaip tik minėjo, kad netgi buvo oficialūs Linde atstovai irgi atvykę pasižiūrėti būtent apie įdiegtą sistemą, ar ne? Ir kokie jų atsiliepimai buvo? Tai jiems buvo labai įdomu ir jie susidomėjo tų projektų. Ir buvo vienas iš pasiūlymų šitas būtent. Va, važiuoja, pipsi, ar ne? Įspėja mane, įspėja vairuotoją, kad greta yra kažkur žmonės ir reikia atsargiai važiuoti, jam sumažina greitį, kad jis maksimaliu greičiu negalėtų važiuoti. Tai yra idealus sprendimas, nes, sakykime, susitarti su žmonėm galima, susitarsim, visokių priemonių yra, bet tas veikia savaitę, 2, tada pradedam darytis, ieškoti kaltų, o čia nereikia ieškoti kaltų, čia visi sutarė, visi žino, kad tai yra kaip taisyklė, kuri veikia, neapgaudinėja. Gerai. Šitas daviklis būtent įrodo, kad aš priėjau prie krautuvo, jam rodo net iš kurios pusės, mes aišku čia stojam keliese, tai dėl to jam rodo visur aplinkui žmonės. Bet tas greičio sumažinimas ir parodymas net kurioje pusėje atsiranda žmogus ar gale, pavyzdžiui, krautuvo, jeigu mes atsidursim. Va, dabar rodo galą, kad aš gale stoviu ir jam važiuojant labai aišku, kad gale atsirado žmonės. 3 daviklius jaučia, tai netgi rodo, kiek žmonių yra aplinkui. Tai sakykime, dar tas pats daviklis jam rodo, kai atvažiuoja kitas krautuvas iš aklų zonų, tai reiškia, jie ant kampo, jeigu vienas į kitą lėks dideliu greičiu, juos sustabdys. Davikliai suveiks, kad nebūtų įvykio. Bet ką labai atkreipiu dėmesį, būtent labai skirtingų formų ir tų būtent tekstūrų, minkštumų. Pavyzdžiui, šitas tai fantastiškai minkštas, tai tokia atrodo, sukrešiu ir nebeatsikelčiau į tokį. Jo, tai čia technologija 70 metais buvo specialiai NASA išdirbta, kad astronautams neuždarytų kraujotakos prie didelių apkrovų. Aha. Tai reiškia, kaip kyla, tai labai tave spaudžia. Ir tau užspaudžia kraujotaką ir prasideda tie tirpimai visi. O tai čia NASA, čia kur naudoja tokią technologiją? Jie naudoja būtent sėdynės. Sėdynėms? Sėdynėms. Supratau. Kur, reiškia, ne vienas, jeigu paspausim vieną taškelį, tai nebus taip, kad spaudžia į piršto galą, bet tavo pirštą apglėbė. Tai reiškia, tu tokai vandens lovoj, kur tave vienodai slėgis veikia. Fantastika. Tai trumpai Vita Balticas yra oficialus NASA atstovai, gamina astronautikai pritaikytus čiužinius. Tai... Mes nusirašom. Gerus dalykus nusirašom kaip jūsų sistema. 2471 dieną be nelaimingų atsitikimų. Ir dėka Robertai spaudžiu ranką, šaunuolis. Ne, čia visa komanda dirba. Dar linkiu tiek pat dvigubai arba trigubai, bet jeigu konvertuokime mes iš 365, tai kiek čia gaunasi? Kiek jų metų? Daug. Daug, bet matai palikta vietos dar 5 skaičiui. Supratau. Tai jeigu aš dabar ateičiau ir netyčia dabar kaip nors pirštais įpjaučiau pas jūs, tai čia jau kaip užsifiksuoto, jau kaip nelaimingas atsitikimas. Geriau taip nenutiks. Gerai. Tai Robertai, tai saugumas tikrai pirmoje vietoje tikrai matau, o apie pačią techniką. Tai ką turite pas save Vita Baltica? Iš ką naudojate? Žinokit, 99% Linde krautuvai. Pagrindė naudojame būtent 2 tonų elektrinius krautuvus. Jau šiuo metu eksploatuojame apie 15 krautuvų. Su tais specialiais grėbtuvais, ar ne, kurie specialiai, kad porolono bloką paimtų. Linde. Kodėl buvo būtent Linde? Dėl ko pasirinkote Linde? Na ir paklausai. Geras klausimas. Geras klausimas. Iš tikrųjų, turėjome ir kitokių tų modelių, esame bandę. Tiesiog galbūt lipo patiko ir tiesiog mūsų poreikiams pilnai tenkinai. Tai kiek laiko naudojate šios krautuvus? Jau kaip atsimenu, nuo pačios pradžios jau naudojame. Pradėjome, aišku, su dujiniais, dyzeliniais ir šiuo metu. Tai nuo pačios įmonės veiklos pradžios vos ne, ar ne? Faktiškai. Kokie pagrindiniai aspektai jums yra svarbiausi renkantis Linde krautuvus? Žinok, pagrindiniai ko gero ir būtų, tai
saugumas, labai patikimumas svarbu, čia nėra vietos prastovams. Ekonomiškumas ir patogumas darbui. Kaip ir visa technika, visko būna. Būna ir sugenda. Būna ir sugenda, būna ir paveda, bet džiaugiamės, kad Alvark laiku ir vietoje sugebam pagelbėti. Tai spaudžiu dešinę, bendradarbiavimą. Taip, ačiū, kad pasitikėt ir tikrai miela malonu dirbti su jumis ir tada iki sekančių. Iki. Iki.